Sveiki, mano mylimi žiūrovai. Oi, sugrįžtu po tiek daug laiko ir atrodo net nežinau, kaip čia prieš tą kamerą kalbėti. Ir tiesiog labai atsiprašau, kad aš nei parašiau, nei nufilmavau, nei pranešiau, žodžiu, nieko aš jums nepasakiau, kad aš tiek laiko nekursiu, nekelsiu filmukų. Tiesiog gavosi taip, kaip gavosi ir norėčiau šiek tiek papasakoti apie šį laikotarpį. Pasidariau dar ir kavos, tai kartu pasakodama ir ją pagersiu. Tai aš, žinokit, pasibaigiau savo mokslus. Dar pabandysiu įdėti vieną filmuką prie šio filmuko, kokia aš buvau laiminga juos pabaigus. Ir tokį mažiuką filmuką nufilmavau. Sveiki, mėly mano žiūrovai. Aš tiesiog labai trumpai užsukau pasisveikinti su jumis ir pasidžiaugti nuostabių dalykų. Štai dabar matote mane tokią visą pasipuošusią, švytinčią. O proga tikrai yra didelė. Šiandien laikiau egzaminą teorijos ir praktikos ir aš išlaikiau. Teorijos 10 gavau, praktikos taip pat manau 10, nes visas labai gyrė ir rytoj bus diplomai. Tai aš esu be galo laiminga. Ir tiesiog šią naujieną norėjau pasidžiaugti su jumis ir dabar laukiu, kol manęs atvažiuos pasiimti mano bendrakursė, kuri yra iš Prancūzijos beje. Tai ir mes vyksime į Nathalie restoraną ir jau ten baliavosim ir džiaugsimės mūsų pasiektais rezultatais. Tai aš tikiuosi, jūs džiaugiatės su manimi ir manau, jau greitų metų kibsiu vėl į darbus ir filmuosiu jums daug gerų, gražių filmukų. Ačiū, kad esate su manimi ir sakau ate, iki kitų susitikimų. Ir žinokit, taip gavosi, kad pabaigiau tos mokslus ir atrodo, oi, čia to laiko bus, bet dėja to laiko tikrai nebuvo man ir nežinau kodėl, bet viskas taip klostėsi, kai aš savo jau pasakau, rytoj aš tikrai filmuosiu ir tikrai kažkas atsitinka, kad rytoj, aš tiesiog negaliu filmuoti, nes tai ar problemos, ar reikalai ir panašiai. Ir tiesiog iš pavyzdžių, kodėl taip gavosi, kad atrodo jau viskas susistovėjo, po mokslų ieškojau darbo intensyviai, aš kaip ir jį radau ir man reikėjo pirkti verslo liudijimą, ir žinot, ten popierizmai ir panašiai ir kaip ir viskas tvarkoja, aš laiminga, nors ten kol tą darbą radau, žinokit, daug visokių tų salonų perėjau ir turėjau net kelis variantus, kelis pasiūlymus, svarsčiau, labai visiems savo artimiesiems išūžiau tiesiog galvą, nes nežinojau, kokį saloną pasirinkti. Ir žinoma, buvau suinteresuota pasirinkti tokią darbo vietą, kuri tiesiog ir man būtų naudinga. Ir gavosi, žinokite, taip, kad aš nusprendžiau eiti į vieną saloną, visiems kitiems ten atsakiau ir istorija tokia, kad tą patį vakarą, kai aš jau buvau pasakius, kad viskas einu ten dirbti, tiesiog širdis jautė, kad blogai padariau, kad priėmiau blogą sprendimą, neradau savo vietos, kampas iš kampo bimbinėjau ir supratau, kad, aišku, reikia permiegoti, gal rytas bus tas protingesnis už vakarą, bet atsikėliau su tą pačią mintimi, kad blogai nusprendžiau. Tai vėl teko man skambinti išsirinkti vėl tą kitą vietą, skambinti ir sakyti, kad aš jau čia persigalau ir panašiai. Tai toksai gal ir nerimti mano žingsniai, bet tiesiog pasakoju, kaip buvo. Ir tokiom emocijom gyvenau ir tikrai tuo metu net nebuvo jokių minčių, kad jungsiu kamerą ir filmuosiu, nes tikrai tokia buvau visa nesava ir tarp kitko dar, dėl ko aš iš pradžių nefilmavau, nes po mokslų aš, žinokit, pajaučiau kaip kokią mini depresiją, nenorėjau nieko, nenorėjau nei išeiti iš namų, nenorėjau nei su kažkuo bendrauti, nenorėjau nei ten dažytis, nei puoštis, žodžiu, žinokit, nieko nenorėjau, sąstingi širdį ir negalėjau paaiškinti, kodėl taip jaučiausi ir vėlgi nenorėjau jums
teikti negatyvią nuotaiką ir manau, kad YouTube'as yra tas gyvenimas, kai mes turime į aplinką žmonėms teikti tik geras emocijas, kažkokius pavyzdžius, iš kurių būtų galima pasimokinti. Tai tikrai nenorėjau jūsų liūdinti ir tiesiog filmuotis tokios būsenos. Tai va, tą praėjau laikotarpį, kai buvo tokia depresyvi nuotaika, praėjau laikotarpį su darbais, ten sakau, va taip, va ir anaip, visai sprendžiau, visur fotosalonus važinėjau ir žodžiu, kaip ir priėmiau tą sprendimą. Ir eisiu į saloną, bet tikrai nenoriu dar atskleisti kažkokios detalesnės informacijos, nes tas mūsų sutarimas yra žodinis ir žinot, kai būna, kartais išsišneki, kartais kažkokie žmonės tau linki blogo ir gaunasi ne taip, kaip tu jau planavai ir ne taip, kaip galbūt jau kitiems žmonėms sakėjai, kad bus. Tai va, bet aš tiesiog norėjau irgi su jumis pasidžiaugti, kad vėl pereinu į savo kitą gyvenimo etapą ir bandysiu darbuotis pagal savo dabar naują specialybę. Tad kita informacija. Pas mane yra Facebook'o puslapis su tuo pačiu pavadinimu, kaip jūs mane randate YouTube'e. Tai gyvenimo spalvos, būtinai aš jums paliksiu apačioje nuorodą, kaip pas mane į Facebook'ą patekti. Ir taip pat jūs manam Facebook'e matysite naują kaip ir grupę, tai yra jūsų nagų grožis Pilaitėje. Tai va, dar skubu pasinaudoti šią progą, kad aš jau kaip ir galiu pasireklamuoti mini save. Tai žinokite, tikrai kreipkitės, pabendrausim ir aš padailinsiu jūsų nagus ir taip toliau. Tai jeigu jums kyla noras, tikrai užsukite į mano Facebook'o puslapį ir ten jau viską pamatysite. Ir jeigu jūs ir užsukote, tai labai pageidaučiau, kad palaikintumėte tą puslapį, nežinote, kuo daugiau laikų, tai tuo aš tapsiu matomesnį. Tad tikrai iš anksto esu jums labai dėkinga už sugaištą laiką tam dalykui padaryti, bet aš manau, kad jūs tikrai palaikinsite, užsuksite pas mane, na ir galbūt atvyksite į svečius, pabendrauti ir pasidaryti savo gražius nagučius. Tai va, atsiprašau, net iš tos laimės kalbėjimo paspringau. Dar ir atsigersiu, jeigu jūs nieko prieš. Tai va, papasakojau su tuo dalyku istoriją, su salonu, su mano nuotaikom. Ir žinokite, jau kai aš viskas laiminga nusprendžiau ten eiti į tą saloną, viską sakau, aš filmuosiu filmuką. O filmuoti filmuką man nepavyko, nes mano tą gerą nuotaiką šiek tiek sugadino mano super duper geroji mašinytė, nes, oi, žinokit, dabar jau sujudėjau ir visą apsitaškiau kavą. Tai va, mano mašinytė sugalvojo biškį pagesti ir pradėjo kuras bėgti, tai va, teko man su ją pavargti, nes nuvežiau pas vieną meistrą. Laukiau 3 valandas, man nepataisė. Tada nuvežiau pas kitą meistrą, sako, oi, čia kiek nedaug visko reikia daryti, pusę valandos, palauk, čia pasivaikščio, ko žinot, oras tuo metu buvo labai lietingas ir labai drėgnas, aš skėčių neturėjau. Išėjau pasivaikščioti. Tai va, vaikšto vėl kokias 3 valandas, man skambina, oi, žinok, sako, važiuok namo, nes čia tavo tie kiti meistrai labai daug visko pridarė, ką reikia atitaisyti. Tai va, tai nesiplėtosiu, bet žodžiu, turėjau vėl kelias dienas tokias, gal beprasmės, nes nežinai, kada reikės važiuoti mašinos pasimti, vėlgi nieko negali planuoti ir taip toliau. Bet ačiū Dievui, mašinytė mano dabar sveika ir sakau, aš jai dabar dažnai kaip tikram žmogui kokiam, kad tu jau man negesk, jau tu manęs nepavesk ir man tavęs labai reikia, kad tu važiuotum. Tai va, tai su mašina mano tokia istorija. Na ir tada, ką aš ten dar turėjau intensyviai, ką padaryti, dar vizitinės kūriau, tą Facebook'o tą paskyrą, bet žinokit, sukūriau ne tokią paskyrą, tada viena mergaitė buvo pas mane nagučių pasidaryti, jinai man patarė, kaip kitaip pasidaryti. Tai žodžiu, žinot, aš tokioj buvau veikloj, tokioj darbinėj ir tikrai vakar, žinokit, nueinu miegot, viską sakau. Šiandien atsikėlus kuriu filmuką.
Ir nuėjau miegoti su beproto skaudančia galva. Nu ir žinokit, atsikeliu ir galva plyšta. Ir sakau, toks jausmas, kad kažkas lyg tai mane net nenori, kad aš atsisėsčiau ir filmuočiau. Tai nežinau, čia tiesiog jau mano išsigalvojimai, bet sakau taip, kaip viskas vyko ir dalinuosi tomis savo nuotaikomis su jumis. Bet aš išsimaudžiau ir mano galva praėjo skaudėti, aišku, geriau ir vaistų. Tai va, matote, pripasakau vos ne 10 minučių savo dingimo istoriją. Ir labai atsiprašau dar kartą visų fanų, kad jūsų neperspėjau. Ir labai tikiuosi, jūs manęs nepamiršote, labai manęs laukite sugrįžtant ir tikrai tikėjote, kad aš taip tiesiog nedingsiu, niekur nieko nepasakius ir daugiau nefilmuosiu. Tai va, taip nebus, bet žinokit, tikrai manau, kad man nepavyks taip dažnai jau filmuoti, kai filmuodavau. Ir tikrai iš anksto dėkoju už jūsų supratingumą, bet aš tikrai labai stengsiuosi kuo dažniau pafilmuoti, kad jūs galėtumėte į tuos filmukus pasižiūrėti. Ir žinote ką, dar prie viso šito savo pliurpalų serijos, aš norėjau parodyti jums vieną savo naudojamą veido aparatą. Jis atrodo štai taip. Ir mačiau, tikrai nemažai youtuberių pristatinėjo tos aparatus, bet tikrai jie ten Philipsai, dar vis tokių firmų yra brangesni. Šitas tikrai nėra brangus, bet jis yra iš Amerikos. Tai va, kas man labai patinka ši dėžutė, tai kad aš galiu tvarkingai savo vonioj pasidėti ir žinau, kad čia jokių kažkokių negerų dalykų į vidų neprieis, nes jinai yra užsidaroma. Va čia, kaip matote, yra 3 tokie antgaliai ir tas jau aparačiukas. Tai pradėsim nuo to, kad išsiėmam šitą aparačiuką ir išimsiu visus tuos 3 antgalius, padėsiu dėžutę ir taip. Pavyzdžiui, šitas antgalis dedasi į va šitą dalyką ir, gal jums ar matosi, kad čia yra tokia... Matosi šiek tiek, čia yra silikonas ir su tokiais masažuojančiais burbuliukais, kaip aš sakyčiau. Ir tiesiog pasispaudžia, matote, toks mygtukas ir jisai sukasi. Ir dar kartą paspaudė, jisai sukasi greičiau. Tai jau apsukos idėja. Na ir tokiu principu, ką mes norime įtrinti, ar šveitiklį, ar tiesiog prausiklį. Ir tiesiog mes taip išvalome visą veidą. Ir man, žinot, labai patinka, kad tai yra silikonas ir jį labai paprasta nuplauti vandenuku. Tai va. Tai šitą galvutę nuimu, tada yra kita galvutė. Jinai yra labai švelni. Ir žiūrėkit, kaip fainai, jinai nusiklijuoja. Va. Taip tiesiog, tokiu principu. Aš sakyčiau, čia yra tokia kempinėlė ir ta kempinėlė tiesiog labai primena mum makiažą, kažkokias kempinėlės. Ir jinai va tokia minkštutė, tai irgi tiesiog jeigu mes nenorime jokio tokio didesnio šveičiamojo poveikio, o norim maloniai kažką įsimasažuoti, kažkokią priemonę, tai sau gražiai ir masažuojam. Ir man labai patinka šitas efektas, nes taip švelniai, taip maloniai ir atrodo, tu gali stovėti vonioje ir tą veidą šveisti ir šveisti. Tai va, labai irgi faina galvutė ir labai lengva ją taip pat išplauti, nes kaip matėte, jinai nusiklijuoja. Tai va, tai šita galvutė labai man patinka. Na ir jau turbūt pati pagrindinė galvutė yra su tokiais šereliais, jie yra labai švelnus, bet jau intensyviai įtrina priemonę, žinoma. Ir tokie, vis tiek, kai yra didesni, tikrai jaučiasi ant to veido, kad kažkas brūžinasi, tai tikrai labai gerai pašalina negyvas veido ląsteles. Tai aš nebandžiau tų brangesnių produktų, būtent skirtų veido valymui. Jisai tikrai nėra brangus, nežinau, nepamenu kainos, bet tikrai ne 100 eurų.
ir buvo verta įsigyti ir man jisai labai gerai tarnauja. Ir negaliu pasakyti, kad tai yra pigesnis įrankis veido ir jau kokybė yra tikrai prasta. Mane tenkina. Ir aišku, aš nenaudoju kiekvieną dieną, galbūt ten kiekvieną dieną naudojant ir daugiau nusinaudotų tos keičiamos galvutės. Bet principe mane labai tenkina, nes tikrai tvarkingai nuvalo visus tuos veido nešvarumus. Tikrai jaučiasi, kad mano veidas tarsi palengvėja. Toksai, vis tiek mes moterys to makiažo naudojam, aš neišimtis, aš jo tikrai naudoju ir nenoriu, kad tos poros prisikimštų viso to mano makiažo ir norisi tikrai nušveisti taip gerai, kad jau veidas taptų lengvesnis. Tai va, tikrai veidas tampa lengvesnis, gražesnis, keistesnis ir aš matau realų rezultatą. Tai visos mes to norim. Tai va, tai kas čia dar, aišku, nepykit man, aš šiandien tikrai makiažą pasidariau tokį greitą, gal šiek tiek ryškoką, mano nuotaika tokia, kad aš esu laiminga, galvos neskauda, jums filmuoju ir rytas, tai viskas yra labai gerai, bet matote, pas mane yra spuogelencijų. Turėjau labai ilgai nenykstantį šitoj vietoj spuogą ir dabar kažkoks toksai išlipo irgi čia. Tai reikia man susirūpinti, kažkas matyt su mityba nėra teisinga. Aišku, tom savaitėm tikrai mityba buvo nenormali, nes tai žiūrėk, pusrytį suvalgai, pietus ten 6 vos ne valandą, kažkas neaiškaus. Tai reikia sugrįžti į savo racioną normalų ir manau, kad ir tie spuogeliai susitvarkys. Gal dar ir, žinot, stresas duoda savo rezultatą. Tai va, aš manau, kad šiandien priplirpiau daug su jumis, tikrai manau, jūs peržiūrėsite šį filmuką ir paliksite komentarus, ar manęs laukite, ar džiaugiatės, kad sugrįžau ir būtinai, kaip minėjau, užsukite į mano Facebooko puslapį. Tai ką, ačiū jums, mėlyje, už jūsų skirtą laiką ir kaip visada sakau jums iki kitų susitikimų.